Labas, Justina. Labas. Tai šiandieną kalbinu jau ketvirtą kartą Justiną. Tai vieną kartą mes kalbėjom su Justina apie mobilumo testą, jinai buvo pasidarius. Tai kas nematėt, galite visą laiką sugrįžti į mano puslapį ir pasižiūrėsit, apie ką kalbėjom, bet šiandieną visai mes apie kitką kalbėsim. Tai šiandieną su Justinos pavyzdžiu norėsiu paneigti vieną mitą, kad norint numesti svorį ar riebalų reikia mažiau valgyti. Tai jeigu iš šio video gausi kažkokios naudos ar pamatysi, kad būtų kažkam naudinga iš tavo draugų, tai būsiu dėkingas, jeigu pasidalinsi to video. O jeigu neturi su ko pasidalinti, tai palik komentarę, ar tau buvo naudinga tas video, parašyk buvo naudinga, ar iš vis buvo nenaudinga, ar ką čia nusišnekat, tu kažką palik tada. Tai priminsiu, kas mus seka ir kas mato pirmą kartą, kad aš su Justina, Justinai tiksliau padedu atsikratyti nereikalingų kilogramų. Tai riebalų, akcentuojuosi, kad riebalų, nes mūsų tikslas yra neprarasti raumeninę masę, o Justinai išsaugoti raumeninę masę ir atsikratyti riebalų. Taip, pasižiūrėkit ankstesniuose mūsų video, ten suprasit, apie ką aš kalbu. Tai mes susipažinom su Justina rugsėjo 18 dieną ir šiandieną, rugsėjo 18, tai tada aš pasidalinsiu ekranu ir truputį papasakosiu, gal ne laikui. Tai pasidalinsiu, gal tada aš pirmą paklausiu Justinos, pakalbinsiu, paskiau tada pasidalinsiu ekranu. Tai šiandieną norėjom pasidalinti Justinos 5 savaičių, ką jinai pasiekė, kokį rezultatą jinai pasiekė po 5 savaičių. Jau mes turim kom pasidalinti, turim rezultatą, bet tą rezultatą paskelbsiu biški vėliau. Tai kaip tu jauties, Justina, kai tavo kalorijų maistą, tiksliau kiekis padidėja per savaitę 400 kalorijų, tai gaunas ne per savaitę, per dieną, tai gaunas kažkur, kad jei dasidėja 6 kiaušiniai per dieną. Kaip tu jauties, Justina? Sotesnė, laimingesnė ir matau padidėjusi maisto kiekį lėkštėj. Maistą išdalinu į tą patį 4 valgymų, į 4 valgymus, Aha. bet jie yra didesni ir pusryčiam, kai dadėjom riešutų, aš jaučiuosi sotesnė iki pietų ir tikrai sotesnė. Tai gal ir energijos turėtum daugiau turėti jau? Aš jos niekada nestokojau, arba bent jau man taip atrodė, kad aš jos nestokoju, bet kad dabar galiu padaryti daugiau ir nejaučiu nuovargio, tai. Super. Tada, Justina, antrą klausimą. Ar tu sutinki su tokiu posakiu, turbūt labai paplitęs, kad mažiau ėsk arba norint lieknėti reikia mažiau valgyti? Ne. Ne. Aš sutikau prieš porą mėnesių, prieš 2 mėnesius, aš tikrai taip galvojau, nes aš pati tą dariau, kad mažiau valgyti, kad tik mažiau toj lėkštėj būtų, bet tada psichologiškai aš nesijaučiau pilnai pasiruošus ir rezultato aš nematydavau. Po mano badavimo savaičių, po vandens ar ten kefyro dietų, aš jaučiausi šalkus ir per tą keletą dienų užpildymui to alkio aš prisiėsdavau, privalgydavau tiek, kad tikriausiai būdavo už visą savaitę. Ir nesutinku, kad mažiau valgyti reikia tiesiog. Šiuo atveju aš manau, kad reikia pasirinkti tinkamą specialistą, kuris išmano, nes jeigu aš gerai auginu bulves, tai dar nereiškia, kad aš gerai auginsiu pomidorų. Ir jeigu Irmantas žino, ką padaryti su mano mityba, kad numesti svorio,
tai geriau kreiptis į specialistą, negu alint save, negu nusistatymų savo kažkokius tai informaciją. Jo, tai taip, tai aišku, geriau nebandyti jokių alinančių kefyrą, dietų turbūt jūs tenais išbandžius, ne, tos visus dalykus. Tai jo, Kefyrą. tai vienareikšmiškai, nes tai yra populiaru visur ir Jo, aš viską. viską, taip. Tai ar pasikeitė tavo požiūris dabar po 5 savaičių, kaip mes, kad susipažinom, kaip aš tau pradėjau, kaip aš išsiaiškinau, ką tu valgai ir pradėjau tau pasakoti, išsiaiškinau tavo problemą ir pasakiau, kad tavo problema, kad tu nevalgai, tau reikia pradėti valgyti. Ir ar pasikeitė tas požiūris į maistą tavo po 5 savaičių? Vienareikšmiškai ir visų pirma pasikeitė tai, kad man labai patogu, aš žinau, kas bus rytoj ir aš nesuku galvos, ypatingai užimtam žmogui, aš galiu susidėlioti savo grafiką rytojaus, kitos dienos, vienareikšmiškai taip ir aš. Jeigu man sugrąžintų kažkas tas 5-6 savaitės atgal, aš daryčiau lygiai tą patį. Lygiai tokią pat žinutę rašyčiau tau šiuo atveju. Ir taip, nes motivacija, viskas ir tie rezultatai, kai tu matai, kad tu krenti, tu lengvėji. Ir lengvėji ne tik išvaizdoje, čia taip pat. Super, mes pasidalinsim tais rezultatais truputėlį vėliau. Tai tada dar klausimą užduosiu aš tau, Justina, ką tu patartum iš savo patirties, nes tavo patirtis svorio metimą, tai tikrai turbūt ne metai, ne 2 ir ne 3, yra didesnė. Nes yra tokių žmonių, kad jie žiūri ir jie, kad tik pradėt tą visą kelionę, kad tu esi jau nuėjusi. Tai ką tu patartum tiem žmonėm, ką jiems daryti, kad jie sutrumpintų tą kelionę, kad neįtų tiek toli, tokią ilgą kelionę, kaip tu, kad nuėjai? Visų pirma, neskubėti. Visų antra, susikurti tikslą. Gal ne ten, jeigu ten, kaip pas mane, ten nėra, kad numesti 10 kg, ar ten padaryti iš manęs kaulus. Tiesiog padaryti tikslą žmogišką ir kurio siekti žingsnis po žingsnio, neskubėti. Jeigu ten kilogramai, netinka kilogramai, bandyti gal centimetrus matuoti, aš nežinau tiksliai, kiekvienas individualiai turėtų žinoti. Aš manau, kad žingsnis po žingsnio, tai ką mes darom dabar ir ką aš dariau anksčiau, greitai. Noriu greitai 5 kg minus per savaitę ir čia viskas gerai, tada 3 savaitės nesisveri, nes tu gyveni su tais -5, o po 3 savaičių tu žiūri, kad tu čia jau +7 ir neskubėti. Ir aš manau, kad vis tiek gal reikėtų tuos tarpus, kurių tu nesupranti, reikėtų daryti su kažkuo. Aš, pavyzdžiui, šiuo atveju ir sąžininkai sakau, aš be tavęs aš to nebūčiau padarius. Tie mūsų rytiniai svėrimasi, ta motivacija, tas postumis, aš manau, kad jo, neskubėti svarbiausia ir siekti tikslo, užsibrėžti datas, užsibrėžti limitus, nes medutį valgant galima svorį mesti. Taip. Aš parodysiu, ką Justina valga, va kaip tik va dabar po Justinai baigiau klausimus, tai dabar pasižiūrėsim, ką Justina pasiekė, ką jinai valga, kaip jinai maistą mok gražiai susidėlioti, susiruošti. Tai aš pasidalinsiu tada, Justina dar nematė, ką aš esu paruošęs. Jinai iš tikrųjų, aš jūs prašiau, kad jinai atsiųstų man tik tais nuotraukas. Aš parašiau vakar čia vakarykščiai rezultatai. Šiandien tie rezultatai yra dar geresni, bet aš tų nuotraukų nesudėjau. Ar Justina matosi ekranas dabar, ką aš pasidalinau? Matosi, ne? Tai va. Tai prasidėjo mūsų kelionė nuo 73-300 gramų rugsėjo 17 dieną. Paskiau čia mes svėrėmės kiekvieną dieną, bet
aš tuos paėmiau tokius rezultatus, krentančius buvo, aš paskui parodysiu, buvo, kad ir mes priaugom, buvo ir kad nukritom. Tai čia mes kritom ir dar kritom iki šiandienos dienos 70-71. Ką aš noriu į tą skalę pasižiūrėti, čia labai panaši į biržos skalę akcijų. Tai kaip matot, mes kartais ir užaugom, kartais ir nukritom, kartais ir užaugom, kartais kritom, augom, bet jeigu mes pasižiūrėsim į tą geltoną, tai mes visą laiką kritom. Tai tame ir yra visas stebuklas, kad mes turim žiūrėti ne į savaitę, ne į 2 savaičių, bet mes turim mažiausiai mėnesį žiūrėti. Netgi geriausias variantas parinkčiau į metus, netgi dar turbūt geresnis į 2 metų pasirinktą, nes mūsų gyvenime pasitaika visokių nenumatytų švenčių, nenumatytų nelaimių, stresas mums neleidžia svorį mesti, visokiausių nesėkmių, tai mes turim žiūrėti į metus. Ir ką aš patarčiau, kas turi didesnius viršsvorius ir nuo ko pradėti, kaip Justina sakė, pirmą reikia tikslą turėti. Antra, jinai sakė, reikia laiptelės po laiptelę, neimti visko, negriebti ir nesitikėti. Tai ką aš patarčiau, jeigu daleiskim mums yra 120 mes sveriam kilogramų, mūsų tikslas būtų gal 100. Nu tai realiai pasitarkit su kažkokiu specialistu, kad ras užsiiminė tais dalykais ir jis tikrai jums nemokamai, jis jums patars, papasakos, per kiek laiką įmanoma atsikratyti saugiai tų 20 kg. Nu, kaip pavyzdį aš pasakysiu, imkim per metus, aš neskaičiau, bet taip sakau, per metus. Nu tai tu, jeigu sveri tą 120 kg, tu atsisės ir pasakyk savo, gerai, aš sveriu 120 kg šiandieną, bet aš po metų sversiu 100 kg. Ir tu susitaikyk su to, kad tu sveri tiek, bet tu susitaikyk su to, kad tu eidama mažais laipteliais, tu po metų turėsi tikrai gerą rezultatą. Ir nesisteng po 10 dienų turėti -10, po mėnesio -10. Geriau eik mažais laipteliais, kaip Justina, eina po lietą, ir jinai turi rezultatą, ir tas rezultatas ne paskutinis, jinai dar eis į apačią, bet kas yra svarbiausia, kad Justina supras, kad maistą reikia valgyti, ir jinai su tom žiniom pasiliks likusi savo gyvenimą. Jeigu jau ir nutiktų jai, kad jinai apsivalgys, jinai visą laiką žinos, kaip sugrįžti atgal. Tai va, kur yra svarbiausia, kad žmogus išmoktų maitintis taisyklingai. Nesvarbu, kad tu nukrydai, mes visi krentam, mes visi persivalgom, mes visi, visko mums atsitink, bet jeigu mes žinom, kaip mums sugrįžti atgal, tai mes visą laiką sugrįšim. Tai va, užsikalbėjau čia per daug jau. Tai va, mūsų tikslas ta geltona, tai mes labai gražiai siekiam tos geltonos ir aš esu laimingas Justinos rezultatais. Tai toliau, ką mes turim, tai va, aš čia jau papasakau, tai per 5 savaitės padidinom 400 kalorijų, tai apytiksliai 6 vidutiniai kiaušiniai. Ji neteko 2,6 kg riebalų per 5 savaitės. Tai kodėl aš kalbu riebalų? Todėl, kad ji metė lėtai svorį, ji metė po 500 gramų į savaitę, ir plus pas Justiną yra sporto programa, kur jinai įtrauktas jėgos treniruotės. Tai jinai eina į salę, jinai sportuoja su štangom, su ganteliais, ir jinai išlaika savo raumeninę masę, o riebalai yra metami. Tai tie 500 gramų pas ją yra numesti riebalai. Jeigu jinai neitų į salę, tai didelė tikimybė, kad ten būtų raumenis numesti. Tai va, bet kaip jinai yra eina į salę, tai pas ją viskas super. Tai taip atrodo Justinos, čia paėmiau kažkokios dienos, nežinau, bet čia yra 1700 kalorijų. Taip atrodo jos meniu. Taip atrodo jos pusryčiai. Čia 3 kiaušiniai, tuna, skarbonkė ir daržovių. Daržovių mes neskaičiuojam, valgom tiek, kiek norim. Čia yra antri pusryčiai kažkokios dienos, čia vyžinės su almonds riešutais, su bananu. Čia yra proteininis kokteilis Justinos, kiekvieną dieną likta, ne, Justina, pas tavęs yra proteininis.
Priklausomai, jeigu kiaušiniai pusryčiam, tada A, ne. tada jo. Bet jau kitą savaitę bus kiekvieną dieną, ne, kai Jo, sukelsim. nes da kelsimės, jo, dabar 1700, o kitą savaitę, nes mūsų svoris dar krenta, tai mes kelsim maistą, tai dar didinsim maistą. Tai va, čia Justinos yra pietai, tai čia makaronai, vištos. Pilno grūdo spageti ir vištienos krūtinėlės 200 gramų. Jo, jo, teisingai tu pasakėjai, Justina, apie pilną grūdą, dėl to, kad jie yra sveikesnė ir jie skonių niekom nesiskiria. Ir jeigu jūs parduotuvėje nueisit, du sulyginsit, tai ir kalorijų skirtums bus didžiausias ir, ir šiaip visą laiką rekomenduočiau pilną grūdą viską valgyti, tiek makaronus, tiek duoną. Taip, toliau. Čia yra lašiša. Tai čia galim sakyti vakarienė yra Justinos, čia jin susiruošus 2 dienom turbūt iš karto. Čia va, Justina susideda į indelius, čia turbūt 2 dienom ar 3, kaip tu čia dėdė Justina? Aš aš ką valgau pietum, tą valgau ir vakarienį. Man paprasčiau ir aš prabėgom, aš žinau, kad aš valgysiu ten, tarkim, tuo pačiu laiku. Aš nemėgstu išgriūti iš rutinos savo, tai aš pasidarau tą, ką pietum, tą ir vakarieniai. Todėl ten yra 2 dienom, aš manau. Ir sutaupai begalės laiką ir nereikia tau Bele, galvoti, ką tu. belenkiek. Super, nes Justina yra labai užimta, jinai mok laiką išnaudoti reikalingą ir stengiasi kuo jo daugiau sutaupyti. Čia Justinos yra salotas. Čia Justina valgo greipfruktą, čia nuotraukos neturėjau, tai savo įdėjau, čia Justinos riešutai, o čia Justinos skaniausi turbūt pyragai, čia medutis, ane turbūt? Jo, su juodaisiais serbentais. Jo, super, reikia suvalgyti. Dariau didelį tortą, kad suskaičiuoti kalorijas ir kai aš pamačiau, kad 150 gramų gabaliukas nėra taip jau ir mažai ir įtelpu aš į savo kalorijas, tai buvo wow. Netgi galvoju, jeigu aš pasidarysiu savaitį tą medutį, aš kiekvieną dieną. Gali, jo, tai taip, tu kiekvieną dieną galėtum valgyti. Taip, o ko ne? Tai va, čia Justinas medutis, Justinas pačios darytas. Taip, toliau, ką mes turim. Tai mes galim palyginti, mes turim paėmę iš pačios turbūt beveik didžiausios, gal didžiausios greitą maistą užkandinės. Tai va, su burgeris, 3 blynai su padažu, Coca-Colos medium, vidutinis ir bulvyčių fri sudaro 1850 kalorijų. Justina valgo 1700, tai Justina valgo mažiau. Ir kaip atrodo Justinos maistas, čia maistas, čia biški sumaišiau, kur košė turėjo būti žuvis arba višta, bet esmė ta pati, kad žymiai daugiau maisto, negu kad mes suvalgytume McDonald'e. Ir taip atrodo Justinos dienos norma ir McDonald'e, čia man atrodo tik vienam kartui būtų tas maistas, kur McDonald'e. Tai Tai gali valgyti pusryčiam burgerį, pietum Coca-Cola, vakarieniai bulvės su blynu, bet ar tu būsi sotus ir ar laimingas? Čia jau klausimas yra. Tai va, 2 palyginimai tokie, tai va, daugiau kaip skraidžio nėra. Tai tą ir norėjau papasakot, kad norint, ir Justina turbūt patvirtins, kad norint lieknėti, reikia pradėti valgyti. Ir reikia valgyti, aišku, ne tą, kad ras po dešinę, kur burgeris ir tą, bet valgyti tą po kairę, kur Justina valgo tokį maistą. Tai tada lieknėsit, gražėsit, stiprėsit, odos spalva pasikeis 100 kartų, tapsit sveikesnė, plaukai susitvarkys, nagai pagražės, ragai užaugs. Nežinau kaip vyrams su ragais, bet moterim šypsena nuo ausies iki ausies tikrai. Va, taip. Bet tai dar nereiškia, kad vyrui ragai neatsiras po to. Tai greičiausiai ir atsiras ir vyrui ragai, tada kaip pas moterį šypsena atsiras. Jo, tai tada Justina
ačiū tau, kad tu vėl sutikai pasidalinti ir mes tada dar su tavim pasižiūrėsim kitą savaitę, greičiausiai vėl susiskambysim, pasižiūrėsim, nes vėl mes turėsim kažkokių rezultatų ir su žmonėm pasidalinsim. Tai tada ačiū tau, Justina. Ačiū tau labai labai ačiū. Ir tada sėkim Justinos rezultato ir žiūrėsim, kaip jos gyvenims gerai. Tai va, iki tada.